Šiandien bandysim persikelti į Gozo salą. Tik dabar sugalvojom, pamatėm, kad autobusas už jau 4 minučių išvyksta. Bandom spėti autobusą iki kelto ir kelsimės. Panašu, kad spėjom. Va, turim bilietus į keltą, o kada mes turim? To laiko nėra. Na, atrodo, apie pusę. 5 minutės liko iki keltą. Nu ir persikelsim į tą Gozo salą, nežinau. Ką ten pamatysim, ką ten veiksim, nieko nesuplanavę. Apsižvalgysim. Žygiuojame keltą. Vedam visus. Patys nežinom, ar ten einam, bet visi paskui mus žygiuoja. Ne ten nusukom. Nu. Čia dar su lagaminais kiti teisėsi. Ten viešbučiai yra, nu tai atskrenda į Maltą, pavyzdžiui, ir po to į viešbučius. Bet per visą šitą baladojasi. Prašau, restoranas. Galima va aukštyn. Einam aukštyn, pasižiūrėsim. Nuneš. Aš nežinau. Va, atvežė tas autobusas mus kažkur į pakraštį. Nieks daugiau čia neišlipo, tik mes. Žodžiu, sėdom ne į tą autobusą, planavom į Viktoriją nuvažiuot. Bet ne į tą įsėdom, tai truputį į šoną nusukom. Bet gal pasieksim tą Viktoriją. Nu, reikia parduotuvę susirasti vandens, nusipirkti, nes mes visiškai be vandenuko. 4 obuoliai tik yra. Ir tada žygiuosim. Susiradom pagal žemėlapį kažkokią tai olą. Kiek čia rodo? 3 kilai. 3 kilai, bet čia bus va. Žemyn aukštyn ir taip gerokai. Tai teks palaipėt. Ir žodžiu, parduotuvės niekur arti nėra, tai dabar visiškai be vandens likom, tik su tais obuoliukais. Nu, kaip nors, čia 3 kilai ten ir nuo olos po to dar kokių 4-5 turbūt iki artimiausios pardės. Nežinau, pakeliui kokių apelsinų nusiskinsim. Va, žiūrėk, sužymėtas kelias, bet mes priešais eismą. Kažkoks trailas matyt yra. Nu jo, čia erdvės daugiau truputį negu Maltoj. Visai nieko, smagu. Gamtos daugiau. Dar nespėjau užsistatyti viešbučiais. Aš tai siūlau pasivaišinti. Ką? Tai man yra, nu. Taip, didžiuliai. Pasiekt, va. Greb. Oho, visus. Nu kaip, tai reikia laikyti už šakos. Tada skink. Patrauk į savį ir griebk už šakos ir tada skink.
Šiandien žygiuojam be lazdų, nes vakar, kai lindom pahaikint visai neplanuotai, pašokinėti per akmenis, tai ten labai gerai, kad lazdų neturėjom, nes žiauriai būtų trukdžiusios. Visiškai būtume nenaudoję, o tiesiog tystume. Arba rankose, arba ant kuprinės jos vis tiek maskatuojasi, baladuojasi. Nesąmonė. Tai šiandien nusprendėm be lazdų. Bet va šitą atkarpėlę, kiek einam, jos visai būtų ir netrukdžiusios. Nes čia toksai tiesiog keliukas lygus. Įkalnės, nuokalnės, bet ta prasme nėra siaura, nėra krūmų, kur ten tos lazdos pastoviai užstringa, kabinasi. Tai žodžiu, o dabar gal ir visai gerai būtų su lazdom, bet neaišku, kas laukia priekyje. Tai žiūrėsim. Bet žodžiu, lazdos tikrai ne kiekvienam žygiui, ne kiekvienam ėjimui. A ne? Jo, dabar va, įkalnė tai būtų visai gal ir nepatrukdžiusios. Bet jeigu teks vėl kažkokiais siaurais takeliais brautis per krūmokšnius ir tarp akmenų, tai tada gal ir gerai, kad neėmėm. Žodžiu, bus matyti. Nu, jau nepaėmėm, tai nepaėmėm. Sulyginsim va šios dienos žygį, planuotą žygį ir užpraeitos dienos. Pažiūrėsim pagal nuovargį. Ir tada darysim išvadas. Jau ten žmonių prisirinkę krūvos. Gana populiari vieta. Čia štai visos žymiai bus populiarios. Ja. Vat ir ta ola. Atvarėm į labai popsinę vietą kažkokią. A ne? net neįdomu, kai tiek žmonių, nežinau. Šiaip čia gražu, bet to tokio trūksta privatumo. Nusprendėm nusileisti va iki to pliažo. Čia matau apačioj kažkoks takelis yra, tai bandysim. Turėtume nulipti, nusileisti ir tada nuo pliažo jau iki to miesto. Nes reikia ir vandeniuko nusipirkti ir gal užkast kažką, nes jau beveik pusę pirmos, o mes tik pusryčius valgėm. Ir tai nelabai skanius. Ai, obuolį dar teisingai, pakeliu iki čia obuoliuką sugriaužėm. Tai va, jau pietų metas, tai bandysim lipt, einam žiūrėt, kur čia nusileidimas. Jo, manau nusileisim. Davai, eina. Čia iki šitos olos žmonės atvažiuoja su mašina, nes prie olos stovėjimo aikštelė buvo didelė, su mašinom, su motociklais, kažkas su taksu atvykęs. O mes kojytėm. Opa.
Ne, galim čia, bet galvoju, kad ten galima pažygiuot būtų. Vis dėlto. Lipim? Lipim? Normalus čia takelis. Nusprendėm tiesių taikymų į pliažą neit, o dar truputį nusukom į šoną. Ant žemėlapio pažymėtas kažkoks objektas yra, tai matau, kad čia takelis veda į tą pusę bent jau, tai pažiūrėsim, kas ten tokio. Nelabai toli čia turi būti. Žiūrėk, medūzos. Ir kiek čia jų? Regina bando išgelbėti medūzą. Ridena medūzą į vandenį. Kur vanduo? Bėk! Gelbėjimo operacija. Medūzos gelbėjimo operacija. Nu, dar stumtelk. Greitai, greitai stumtelk. Banga! Bėk! Jas gal išmes. Nu taip. Nu taip, tai čia jas taip ir išmeta. Šiurtų. Bet užsiriogrinai. Kažkoks apleistas dvaras. Namas. Net žemėlapyje pažymėta, kad apleistas. Bet įsivaizduokit, čia va tokia terasa buvo su tokiu vaizdu. Neįsivaizduoju, kaip tokios vietos vat, apleistom tampa, nu, neįsivaizduoju. Tokia vieta ir... Kodėl? Čia mes turbūt veltui per tą langą lipom. Manau, čia galima ir paprasčiau patekti.
Ant sienų menas. O, dar į viršų. Blemba, čia visas kompleksas. Įdomu, kas čia buvo. Bet kaip tokią vietą apleisti, nesuprantu. Negi neatsirado, kas galėjo perpirkti savo. Čia va gražu, ramu. Ar jūs girdit, koks čia triukšmas? Viskas, sėdim kelte, plaukiam į viešbutį. Taip? Taip, pradžių plaukiam į didelę žemę Maltos, o paskui jau į viešbutį. Plauksim. Važiuosim dar. Nu, kaip dienelė? Gera diena. Praėjo smagiai, geras oras, be lietaus. Viskas gerai. Prisivaikščiojom. Tai tiek. Faina, pavargom, bet fainai pavargom. Tai va. Taip. Tai kol kas tiek. Kaip visada, nežinom, ar susitiksim ar ne, priklauso nuo oro. Kol kas, be lietaus. Nors, sakau, žadėjo kiekvieną dieną lietų. Kažkur slenkasi tas lietus. Nu ir gerai. Tai va, kol kas tiek. Iki. Iki.